Jau 7 metus iš eilės Vantos lapas ir lietuviškos pirties bičiulių draugija organizuoja Lietuvos mėgėjų vanojimo varžytuves. Ir šiais metais jos vyko Žalgirio arenoje, parodoje Sveikatos dienos 2024. Oficialus žodis, padėka draugams, dalyvių ir teisėjų pristatymas bei burtų traukimas. Na ką, sėkmės! Kite ranką, puikus kadras. 10 pirmųjų užsiregistravusių pirties mylėtojų per 15 minučių turėjo pristatyti save, paaiškinti demonstruojamos procedūros esmę ir atlikti vanojimo programą garinėje. Varžytuvių pasirodymus pradėjo pirmą numerį ištraukęs Lukas Kašėta iš Vilniaus, kuriam kelias iki pirties buvo labai sudėtingas. Kelias buvo sunkus, turėjom stoti prisipūs padangas, šiek tiek vėlavom, bet viskas iš principo gerai, spėjom. Atbėgau pats pirmas, vėluodamas ištraukiau pirmą numerį ir truputėlį jaudinaus, atlikau savo vanojimą. Šiaip džiaugiuosi, nes man atrodo, ką pasiruošęs buvau, tą išpildžiau. Stengiausi viską daryti ritmiškai, išpildyti tą, kaip sakiau, kaip ir minėjau prieš tai, kaip kūrinį klasikinį, tai atlaikiau ritmą, tempą ir tam tikrus akcentus padariau. Antra dalyvė Inga Kienskaitė iš Elektrėnų savo dalyvės anketoje parašė: geriausias komplimentas man yra pirties svečio žąsies oda, kai švelniai liečiu jo kūną savo vantomis ir plati šypsena. Su plačia šypsena Inga pagyrė ir mūsų pasirodymų pirtį. Mažesnė erdvė, lūpos žemiau, bet šiaip geras, viską. Kitokia aš įsivaizduoju, bet man patiko. Tikrai viskas gerai. Vantos neperžiūrėjau, viskas tvarkoj. Patenkinta, tikrai, viską išpildžiau, ką norėjau. Greitai pralėkė, džiaugiuosi, kad dalyvavau. Trečias dalyvis Virginijus Greičius iš Kupiškio rajono savo anketoje rašė: jau 30 metų dirbu priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, todėl ugnis, karštis ir garai man yra gerai pažįstami. Ir tai blogis, kuris ne tik žaloja, bet ir neretai atima žmogaus gyvybę. O pirtyje ugnis, karštis ir garai įgauna visiškai kitą prasme, suteikdami kūnui atsipalaidavimą, mintims ramybę, o sielai harmoniją. Iš tikrųjų, kaip įeinu į pirtį, būna daug improvizacijos. Iš tikrųjų, kur čia kas gerai, kas blogai gali vertinti tik teisėjai, kompetentinga komisija. Bet šiaip laikas praleistas pirtyje buvo puikus. Puikios patirtis, mane tai džiugina. Ir iš modelio buvo grįžtamasis ryšys, tai čia tada šaunu. Garas tikrai pasiduoda, temperatūros irgi užtenka. Pasisekė suvaldyti iš tikrųjų pačią pirtį ir kaip džiugu, jeigu gaisruose būna garas pavojus numeris 1, tai čia iš tikrųjų gėris numeris 1. Ketvirta dalyvė Jolanta Sušinskienė iš Vilniaus savo pasirodymu pašiepė anksčiau dažnai pasitaikiusią žalingą tradiciją – į pirtį eiti po alaus bokalo. Viskas pas mane vyksta spontaniškai. Tai spontaniškai sudalyvavau, spontaniškai sugalvojau programą. Aš nemačiau nieko aplinkui, aš tiesiog buvau visiškai atsipalaidavusi, visiškai atsidavusi, pojūčiai nerealūs. Tiesiog nuostabu. Penktą dalyvę Kristiną Kvederėnę iš Vilniaus rajono galima būtų pristatyti kaip moterų pirties ritualų dievaitę. Ji veda pirties ritualus moterims ir siekia perteikti pirties teikiamas naudas emociniai, fiziniai ir dvasiniai moterų sveikatai. Ugdo jų įprotį lankytis pirtyje reguliariai. Puikiai sekėsi pasirodymas, įvyko tai, ką buvau užmaniusi. Tai yra daug kompresų, daug nuglostymų tam, kad mano modelio raumenys atsipalaiduotų, jos visos įtampos nueitų, nes iš ties šeimoje traumų pakanka. O kodėl nusprendėte dalyvauti? Žinok, labai didelis vidinis noras sakė, kad aš turiu. Toks vidinis jausmas, kad turiu užsirašyti, tai aš jam pasidaviau. Mano protas sakė, kam tau to reikia ir kur tu lendi. Bet vidinis jausmas nugalėjo ir nuėjau ten, kur kvietė širdis. Šeštas dalyvis Gintaras Visockis iš Vilniaus į klausimą, kodėl nusprendėte dalyvauti, atsakė: kad atėjo toks metas, kad atsukė atgal laiką ir pasižiūri, o ką aš gero nuveikiau, kodėl ne dabar? Dabar reikia, gyvenkime dabar. Kai mes su vienu bičiuliu sakom, gyveni ir mokaisi, ne, tiesiog gyvenkime. O kaip vertinate savo pasirodymą? Aš negaliu vertinti pats,
bet publika liko sužavėta, man regis, jie visi plojo, vadinasi kažką pavyko padaryti. Ta pažintis su jumis, su visais pirtininkais nenuėjo veltui, kiekvienos dienos įdirbis nenueina veltui, aš dar toliau stengsiuos ir dar norėsiu jūs džiuginti kitais pasirodymais. 7. dalyvė Eugenija Saženytė iš Vilniaus visiems sako, kad pirtis yra viena iš geriausių priemonių greitam atsistatymui po įtampų, streso ir buities. O kas jums padėjo įveikti viešo pasirodymo stresą? Jo, manau, kad man pavyko viską padaryti. Labai džiaugiausi, kad su modeliu bendravom pačioj garinėje ir kažkokio tokio laisvumo įnešė. Ir mūsų tas dialogas, kurį tik mes ir girdėjom, tai iš tikrųjų man labai padėjo ir padėjo tą stresą ir įtampą nuimti. Tai manau, kad viskas jo pavyko, manau, kad tai tikrai pasirodžiau geriausiai, kaip šiai dienai galiu. Ir džiaugiuosi, kad iš tikrųjų dalyvauju šitam projekte, šities pirties kelionę tęsiu. Ir labai džiaugiuosi ir iš tikrųjų kviečiu visus irgi dalyvauti, nebijoti, nes tik tai taip mes gaunam patirtį, didelę patirtį ir ją susirenkam ir po to galim ją naudoti pirtyse. Tai vienas iš tikslų ir intencijų dalyvauti tai ir yra, kad populiarinti. 8. dalyvis Robertas Sireikis iš Kuršėnų jau ne pirmą kartą dalyvauja Lietuvos mėgėjų vanojimo varžytuvėse ir tam turi savo priežasčių. Esu pirtininkas jau ne pirmi metai, tai tokia viena iš tų vietų, kur būtų galima pasirodyti, parodyti, ką mokė, sutikti naujų pirtininkų, pasisemti patirties. Programą galvoju, kad įvykdžiau iki galo. Modeliukas liko patenkintas programa. Žiūrėsim, ką nuspręs šį kartą teisėjai. Tikėkime nuspręsti pozityviai. 9. dalyvis Aidas Danilovas iš Vilniaus jau 3. kartą dalyvauja Lietuvos mėgėjų vanojimo varžytuvėse. Gal jau nebeliko jaudulio? Programos sumanymas iš tikrųjų buvo labai geras, labai naudingas. Iš tikrųjų mums tenisininkams tai yra labai aktuali tema. Atlaisvinimas kūno, aš manau, kad jisai galbūt ir pavyko, bet mano susikaustimo dėka jisai gal nebuvo toksai iki galo plastiškai tobulas, sakykim, gal taip iš šono. Galvojau, kad kuo toliau, tuo lengviau, bet kol kas vyksta atvirkščiai, kuo toliau, tuo sunkiau. Bet, kaip sakiau, turiu užsispyrimų. Turiu ambicijų, tai greičiausiai bandysim įveikti jaudulį. Dar dalyvauti. Visi dalyviai į varžytuvės atvažiuoja su savo modeliais ir fanais, bet niekas neturėjo tokios palaikymo komandos kaip 10. dalyvė Jurgita Marmokienė iš Širvintų rajono. 2 jos dukrytės sirgo už mamytę, laikydamos nupieštus plakatus. O ar mamytė jas matė? Matyti nemačiau, bet jaučiau. Nežinojau, kaip ruošiasi manęs palaikyti. Ar viską pavyko įgyvendinti? Manau, kad viską. Kiek ruošiausi, ką planavau, viską. O kodėl dalyvaujate varžytuvėse? Todėl, kad tai buvo gera proga naujam nuotykiui gyvenime. Matėte visų 10 dalyvių pasirodymus. Ką apie juos mano teisėjai? Lygis visų tikrai pakilęs yra, jeigu žiūrime, kad tai 7 varžytuvės ir kiekvieną kartą dalyviai, kaip sakyt, pademonstruoja didesnius įgūdžius, geresnę techniką ir matosi, kad pasiruošę ir programa tampa pilnesnė, net ir prisistatymas toks artistiškas, labai gražus. Aš manau, kad viskas labai gražu. Dalyvių lygis, kaip ir kiekvienais metais, iš pradžių čia buvo asociacija tokia, kad mėgėjų, tai kad mėgėjų lygis, bet iš tikrųjų tai mes turim Lietuvoje 2 rimtus čempionatus, kur dalyvauja visi profesionalai. Aš taip galvoju, pagal lygį, nes konkurencija labai didelė ir lygis labai aukštas. Netgi pati moteriškė paskutinė, kuri prisistatė, kad čia vos kažką pirti darė, bet jos vanojimas labai nustebino visus komisijas ir vertinimas parodė, kad jinai irgi labai aukšto lygio ir buvo iš tikrųjų labai aukšto lygio dalyviai, dalyvaujantis ne vienose varžytuvėse ir buvo kaip eilinį kartą labai daug darbo.
Na, iš tikrųjų, tai aš tikrai esu nustebusi tuo, ką pamačiau, nes vienokias ar kitokias varžytuves aš stebiu nuo pat pirmo karto. Ir kai buvo pirmas čempionatas, tai buvo prieš 12 metų ar 13 pirmos varžytuvės. Ir aš matau, kad tai, kas prieš 12 metų buvo, na, kaip ir profesionalai, tai dabar yra tiesiog tie, kurie ateina kaip mėgėjai, kaip žmonės, kurie tiesiog mėgstantys pirtį. Ir jie parodo iš tikrųjų, na, fantastišką lygį. Ir tikrai labai smagu ir labai įdomu buvo juos stebėti. Ir, na, tikrai po jų vantomis norisi papulti. Tai labai džiaugiuosi ir tikrai matosi, kad apskritai bendras Lietuvos supratimas apie pirtį, apie vanojimą, apie pirties kultūrą yra, na, nežinau, kiek kartų pakilęs. Ir, na, tie žmonės, jie yra irgi pirties ambasadoriai ir jie savo ruožtu irgi tą gerąją naujieną skleidžia ir tą, na, kaip duona, rauga, neša kitur ir aš manau, kad tai dar labiau kils ir dar labiau auks ir vystysis ir tik tai pasidžiaugti reikia. Visi būsim sveikesni ir laimingesni nuo šito. Dalyviai šiais metais mus labai nustebina. Tikrai beveik visi atitinkantis profesionalo lygį. Buvo labai nuoširdus, kurie tikrai tokie už širdies griebiantis pasirodymai. Buvo labai išvaizdus, labai vizualūs, kurie ir pralinksmino mus. Buvo ir tokių, kurie pasirodė, kad labiau profesionalai dirba negu mėgėjai. Ta prasme, šiemet mes turėjom iš 10 skirtingų vanojimų, 10 skirtingų pasirodymų. Keletą metų iš eilės buvau sekretorė, buvo paprasta ir atsitiko gyvenimas, teko patapti teisėja. Ir nėra taip paprasta, kai susirenka tokie stiprus dalyviai. Iš tikrųjų, kadangi skaičius pati pirmoji mačiau, tai labai džiugu, kad svyruoja vos keletų pusę balo, nekurios vietos ir mes augam. Mes labai gražiai augam, jauni žmonės dirba profesionaliai ir manau 17 koks nors mėgėjų vanojimo čempionatas bus iš vis prilygstantis profesionalam. Ko ir linkiu visiems. Nepameskim, eikim į pirtį, būsim gražesni, ramesni. Labai ačiū Vantos Lapui ir visiems organizatoriams. Teisėjai turi palinkėjimą ir kitų metų varžytuvių dalyviams. Aš manau, kad kitais metais surinksime dar didesnį, gausesnį būrį dalyvių, kadangi šių metų pasirodymas parodė, kad Jurgita, kuri save pristatė kaip atradusią moterį, atradusią pirtį, kuri nori pakeisti požiūrį. Ir jos pasirodymas buvo antiek šaunus, nuoširdus ir paprastas, kad jinai užėmė 4. vietą. Tai aš sakyčiau, kad tam, kad pasirodyti sėkmingai ir pristatyti save, nebūtina būti tuo pirtininku šeimos, kuris dirba, mokosi, treniruojasi, o tiesiog atvažiuoti ir parodyti nuoširdžiai. Tai, ką tu moki, geriausia – vanoti. Kitų metų varžytuvių dalyviams tikrai registruokitės, bandykite ir tikrai nenusivilsite. Tai yra nuostabus renginys, nuostabi patirtis ir kuo daugiau jūsų, tuo daugiau plėsis lietuviškos pirties populiarinimas kiekvienais metais ir mūsų reikia, kad būtų kuo daugiau. Pamažu artėjo laikas paskelbti geriausius iš geriausių, tačiau prieš tai turėjome išdalinti mūsų draugų dovanas. Visi dalyviai apdovanojami pakuotės su liko vandens, Edmundo Prancūlio vantomis, mokyklos Art of Beauty pirties rankšluosčiais, Antano Bagdono kaštonų šveitikliais, Vilijos šakočiais, lietuviškos įmonės Mėta hidrolatais, pirties medinė pirtininkės Liudo žolyno arbata, priepirčio 30% nuolaida pirties tekstiliai, akmeninė ugnis 500 € nuolaida pirties rengimui, Pilaitė Malūno pirtis 30% nuolaida apsilankimui vienoje iš pirčių. Dovanos nenumalšino jaudulio ir visi laukiame prizininkų trejetuko. Pradėjome nuo 3. vietos ir ją užėmė išvantojo Kristina Kvederienė. Jai atiteko 3. vietos marmurinis vantos lapas, Viktorijos Jusel kepurė, pirties pasaga, Edmundo Prancūlio pirties vėduoklė. Ir be jokios abejonės diplomas Kristina nepabėg. 2. vietos laimėtoja tapo Eugenija Saženytė iš Vilniaus, kurią apdovanojame 2. vietos marmuriniu vantos lapu, Viktorijos Jusel kepurė, pirties pasaga, Edmundo Prancūlio pirties vėduoklė.
Viktorijos Jusel pirties kepurė ir be jokios abejonės Vantos Lapo įsteigta pirties pasaga. Ir stipriausių iš 10 dalyvių teisėjų sprendimu buvo pripažintas Gintaras Visockis iš Vilniaus. Šiandieną tu nugalėtojas. Ačiū! Ačiū! Lengviau pirti, žinokit, nei pasiimti tai. Ačiū. Jam įmonės Akmeninė ugnis pagamintas pirmos vietos marmurinis Vantos Lapas, Viktorijos Jusel kepurė, Edmundo Pranculio pirties vėduoklė, Vantos Lapas pirties pasaga ir volelis, didžiausia žvali vanta nuo Renato Žvaliausko, žalia šviesa į profesionalių pirtininkų asociacijos narius. Motilė, teik padėti. Ir žvalių vantų įsteigtas prizas kaip pirtininkui didžiulė vanta. Ir pagrindinis varžytuvių prizas, dėl kurio tikrai vertėjo pakovoti, tai malkinė pirties krosnelė Harvija M3, kurios vertė daugiau nei 400 eurų. Ir tai dar ne viskas. Specialūs prizai nuo Arido pirtis, 100% nuolaida pirties iškūrenimui 4 asmenims, atiteko 4 vietos laimėtojai Jurgitai Mormokieniai. Maišas Vantos Lapas druskos 10 vietos laimėtojai Jolantai Sušinskieniai. Profesionalių pirtininkų asociacija apdovanojo Luką Kašėtą už sunkų kelią iki varžytuvių. Lietuviškos pirties bičiulių draugija apdovanojo savo bičiulius. Prizai išdalinti, tad liko padėkoti draugams, ekspozicijų centrui ir įmoniai Akmeninė ugnis. Ir savo, organizatoriams, Vantos Lapui ir lietuviškos pirties bičiulių draugijai. Praėjo mūsų 7-osios vanojimo varžytuvės, kurios kažkada tai prieš 7 metus gimusiai idėjai pirmą kartą pasirodė kaip bandymas ir neaišku, ar įsitvirtins ar ne. Šiemet mes jau esam pirmokai, mes esam 7 metų jubiliejaus šventikai, mes švenčiam jį. Kitais metais jų bus 8, bus antrokai. Taigi šitą šventę jau tapo tradicija. Ačiū visiems, kurie dalyvauja, kurie dalyvaus ateityje. Ir aišku, patys save galim pagirti, kad mes organizuojam tokią šiltą ir nuostabią šventę. Bendra nuotrauka ir iki kitų 8 Lietuvos mėgėjų vanojimo varžytuvių. Ačiū visiems už viską.